Bet tai aš nelabai suprantu. Sakau, ką reiškia 50 eurų į dieną? Tu skambinai, tai spalil našu hatų? Ne. Matrai, ne. O tai jums parašė, laišką gavot, ar kaip? Ta prasme? Nu, gavau laišką. Tau, kad atsiuntė. Kad tau uždėtas limitas. 50 eurų per dieną maksimum. O paaiškinimą kokį nors atsiuntė? Ne. O jūs galit man persiųsti tą... Ką tokį? Nu, tą laišką. Nu, kad nelabai turbūt. O kam galiu paskambinti, kam galiu? Tu tik gali skambinti ir sakyti, kodėl neleidžia. Jo. Kodėl blokuojat. Va taip gali skambinti ir sakyti. Tik nesakyk, kad mes... Kad mes tau pasakėm, kad mums taip... Parašyta, kad tipo blokuojame, nu tiesiog. Tipo. Tai o jūs tipo mane galit net šito dalyko pasakyti, kad jie mane blokuoja? Kodėl? Mes galim pasakyti tau, kad vat, mums blokuoja statymą. Всё. Nu, tipo, tu darai statymus, 50 eurų padarėjai, mes priėmėm, sekantis 50 eurų blokuoja. Jeigu virš 5 eurų darysi, sakyk tau, kad blokuoja programa statymą. Kad programa blokuoja mano statymą, ne? Panašaus, jo. Bet juk nesakyk šitą. Aha. Tau. Tai Aš palauk. jau galiu jiems skambinti, aš nežinau aš. Ne, tai palauk, tai jie sakys man irgi, tai tau programa blokuoja, mes nieko nežinom. Taip maždaug sakys. Nu, to kaip jūs nežinote, taigi programa, tai jūs sakyk. Nu, tai aiškinkitės tam, kad... Vėl sakyk, prieš mane žmogus pastatė 150, sakyk, o aš už jo stovėdamas 50 maksimum. Bet kad paskutiniu metu aš lyg nestačiau čia pas jūs daug. Ar... Nežinau, nu aš mačiau, kad tu vakar statėjai, da? Nu tai vakar nedaug, kiek ten 500 pastačiau. Nu, o šiandien tokį gal... Ai, šiandien tik tai gavote, ne? O live statymams, apie live ką nors statymus rašo? Nes man yra esmė live statymai pas jūs, o... Man visiškai apie visus. Ta prasme, neišskiria ar live statymo ar ne, tiesiog paros limitas 50 eurų. Bet tai žiūrėk, jeigu ta... Daugiausiai už 50 eurų per dieną, jeigu jis norės atlikti statymą daugiau, sakote, kad sistema neleidžia atlikti šio daugiau statymą. Ant skirtingų, o galėjom parašyti, o jeigu jisai ant kitų įvykių statys, pavyzdžiui? Čia nesvarbu, man atrodo, per dieną visiškai ant 5 eurų statymą parašyti. 5 eurų ir viskas. Ką tu jau tokį pridarai, kad tau va taip padaro? Ką pridariau? Laimėjau pinigų. Nu, va tai pizdės, da? Išmokėk tada man, bent jau tuos. Žinai, kiek to nebet man limitą uždėjo? Kiek? 50 centų per parą. Tai? Jo. O galima taip? Pagal aš dabar, laukia teismai rudenį, taip, reglamentuose galima, bet ar tai yra normalu, kad taip galima? O kaip tau atrodo, pavyzdžiui, normalu? Ne. Nu tai aišku, kad ne. Tai gerai tada įrodykit, dėl ko, kodėl, ar tu ten žinai, ar tu ten perki. Matai, gaila, kad jie neleido jums man pasakyti šito dalyko, aš paklausčiau, koks motyvas, už ką aš galiu statyti tik tai 50 per parą. Ką tokio esu padaręs, kad blogo. Nes ašgi buvau ir geras klientas, atsiminkit, kaip jūs atsidarėt, man čia dovanas visokias, čia direktorė labai džiaugiasi, kad tos nambus klientas yra, čia taip. Ir ateina O neįsiaiškinot beje, kas ten orakulę klausinėjo iš Olibeto, sakome, kaip jūs susitvarkot su juo, atėjo kažkokie žmonės iš Olibeto ir klausė, sako, kaip jūs su juo susitvarkot, mes nespėjom jam pinigų spausdinti. Gal valdžia kokia? Nesužinojot apie tai nieko, ne? Čiagi prie orakulų mūsų iškirti. Seniai, tu per daug pliuso nešė. Pliuso per daug nešo, ne? Sau. Keista labai, uždeda 50. Aš tai prieš nieko būčiau, bet jam. Kiek jinai supranta? Kiek jis supranta? Aha, įdomiai. Tai ką, tai man tipo ir Olibetas jau užsirišo, o užsienio kontoros blokuoja visą. Neleidžia, nelegalu. Nes mato, kad tu neši pliusą. Tai ką, reikės ieškoti žmonių? Nes mato, kad tu daugiau neši pliusą negu minusą. 600. Kol nesužinos. Taip. Jo, Olibe tokia atrodė gera bendrovė, kai atsidarė. Vos ne, nors ir Orakulas, bet atrodė geriau. Orakulas čia